Tai dabar su telefonu filmuoju. Ar gražu? Šitam video aš minėsiu žodį dirbtinis intelektas ir užvadinsiu jį kaip AI. Tai jeigu jūs pasimesis, kas tas AI, tai žinokit, kad čia yra dirbtinis intelektas. Tai va, aš pats būdamas gan nemažas skeptikas galvoju, kiek man reikia įsigilinti patį AI, kad aš gaučiau informaciją, kurios man reikia ir sakyti, kad užteks. Ta prasme, kuo aš daugiau mokiaus, domėjaus tuo aš daugiau supratau, kad kiek aš daug dalykų nežinau. Dabar yra tiek daug kategorijų ir sričių, kur AI tiesiogiai gali mus pakeisti ir tobulinti, kad man realiai žinant tai, yra ganėtinai baisu net nesimokyti. Ir aš gal net pakonkretizuosiu, nes aš įsivaizduoju, kad dauguma mūsų, kas bandė AI naudotis ar kas dar išbandys, prieis prie tos situacijos, kur kad ir kokie klausimai yra užduodami, atsakymai yra gaunami gan tokie bendrinio pobūdžio. Tarkim, paklaustume, kaip padaryti patiekalą, mes gautume tą patiekalą, bet jis nebūtų toks, kokie mes tikimės. Arba prekės nebūtų mūsų virtuviai, arba jis net neįmanoma būtų prekių surasti nusipirkti kažkur. Bet kodėl taip yra? Ir aš galiu pasakyti, kodėl taip yra. Žmonės, kurie nemoka teisingai užduoti klausimą ir formuluoti minčių, kad jas išdėstyti tekstu, stringa. Ir toj vietoj aš bandysiu jums padėti ir parodyti, kaip iš tikrųjų užduoti teisingus klausimus, kaip galima išnaudoti AI čia ir dabar, šiandien, ne rytoj, neperkant jokių kažkokių kursų ar panašiai. Tiesiog real life examples. Tiesiai už manęs yra rankinukų parduotuvė. Ir ką mes galim pasakyti, pavyzdžiui, AI, kad tą rankinukų parduotuvę padidinti pelną. Mes galim pasakyti, kad jie yra Vilniuje, Europoje, mes norim klientų, kurie gali išleisti X pinigų, tie klientai yra vyrai arba moteris, gal tai yra kažkokios dovanos, gal čia yra kažkoks šventinis periodas, gal mes norim nustatyti kažkokią marketingo biudžetą, mes paimam šitą visą informaciją, sumakaluojam sriuboj ir numetam AI spręs dalykus. Ir AI mums pasakys, tu gali naudoti marketingo kampanijas, gali naudoti newsletterius ir tada kiekvieną iš tų dalykų mes galim paimti, konkretizuoti ir klausti, konkrečiai, ką tu turi omeny, kaip tai įgyvendinti, kaip man pasiekti savo vartotoją. Antras pavyzdys, pasuksi tiesiog kamerą, už manęs yra, čia daug parduotuvių toje Europoje, aš noriu sumažinti darbuotojų etatų skaičius. Pas mane yra 12 darbuotojų, aš noriu turėti 11 darbuotojų, nes darbuotojai kainuoja brangiai. Mano darbuotojas atsilieka X funkciją, kaip aš galiu tą funkciją pakeisti programa arba sistema, arba teisingai išskaidyti krūvį likusiems darbuotojams, kad niekas tiesiogiai darbo krūvio pakilimo nepajustų, bet aš kaip darbdavys sumažinčiau išlaidas ir nebereiktų samdyti perteklinės darbo vietos. Tokia užduotis atrodo kaip ir konsultantams skirta, kaip ir sudėtingai formuluojama, bet kaip ir realiai užtruksi ilgiau parašyti klausimą, negu gauti atsakymą. Nes atsakymas bus taip duodamas tau. Tai man atrodo, čia labai naudingas ir išvalgus metodas, kaip pradėti su bet kuo diskusiją ir kaip net išsigryninti, kas gali duoti teisingą atsakymą ar neteisingą. Tie žmonės, kurie verslų neturi, kaip aš galiu savo panaudoti AI? Realiai yra tokia situacija. Aš turiu ausinės aš labai naudojau ir sunaudojau per 3 metus, naudojau Logitech Pro X ir jas naudojau kaip laidinės ausinės, seniau pirkau kažkur už 100 eurų ir dabar sakau, viskas, reikia upgrade'intis, vis naudoju varlesinės ausinės ir man tokia ausis dengiančių ausinių, bet kad jos būtų tokio pat patogumo. Ir kiek man yra tekę mėginti ausinės, jos visos yra arba per didelės, arba per mažos, ten garso kokybė, ten kaina šokinėja. Aš tikrai nenoriu per daug išleisti ir lyst vis tiek į savo biudžetą, kiek aš noriu. Kuo mažiau, aišku, tuo geriau, bet aš nenoriu nukentėti nei dėl kokybės, nei dėl patogumo lygio. Aš turiu kelis pasirinkimo variantus. Aš galiu eiti parduotuvės ir mėginti ausinės ant ausų, ta prasme, ne visur leidžia net ausinės pasimatuoti. Aš galiu eiti skaityti Intike review. Aš, pavyzdžiui, šitoje vietoje sakau, aš panaudosiu AI ir net rodo tokią lentelę internete. Tai aš sakau, aš naudoju Logitech Pro X ausinės, aš noriu, kad tu ausinės paimtum kaip 100% mano lūkestį, ko aš tikiuosi, tiesiog, kad tos ausinės būtų varlesinės naujas, kurias tikrinsiu. Noriu, kad pateiktum 5 man variantus, kurie būtų tokio pat dydžio arba ausis uždengiančios, kas yra size nurodyta.
panašiaus sumos, garso kokybė turi būti panaši ir nurodė kainą, iš tikrųjų, kiek kainuoja. Tai va, gavau pasiūlymus į konkrečius modelius. Viskas atrodo kaip ir cool, jo, bet ne visi modeliai, pavyzdžiui, yra prekyboj. Ne visi modeliai yra Lietuvoje, ką aš galiu tiesiog imti ir nusipirkti elektromarketą ar kito elektronikos parduotuvėje. Taip nėra. Irgi, va, pavyzdžiui, kitą kartą negali sakyti, kad AI 100% teisybę sako. Nes kaip ir atrodytų, vis tiek dirbtinio intelekto modelis susirinkta informacijos gausa, turi tau sakyti teisybę. Ir savo nuožiūrą, kalbant AI-aus perspektyvą, jis ir sako teisybę. Problema tame, kad jeigu mes arba informacijos šaltiniai, ką jis peržiūri, jį subalamutina, sukonfuzina, tai jis ir duos netikslę informaciją. To pasakoje yra keli dirbtinio intelekto modeliai, tokie kaip, aišku, ChatGPT, Gemini, Copilot. Jeigu aš turiu konkrečią suformuluotą mintį, ko aš ieškau arba kaip man AI turi padėti, aš einu ir cross-checkinu tą informaciją. Reikia visada patikrinti informaciją, ką mes gaunam ir su kokia informacija mes dirbam. Nes jeigu mes dirbam su bloga info, tai mes blogą info ir gausim. Taip sakant, jeigu mūsų užklausa yra bloga, mes blogą užklausą ir gausim atgal. Tai nepaisant to iš tikrųjų, kokį mes tikslą turim. Ir pats AI turi masinę duomenų bazę ir informacija, ką mums pateikia, yra traukiama iš visokiausių šaltinių. Bet yra kabliukas tas, kad common sense, tas toks mūsų bendrinė sąvoka, kaip AI žiūri į visą informaciją ir jos informaciją perteikimą, yra labai limituota ir limituota yra ties tuo, kad AI viską supranta, kaip būtų koks kūdikėlis. Jeigu tu jo paprašys, tarkim, pateikti nelegalių svetainių sąrašą, kuris leidžia jums žiūrėti filmus nemokamai, jis sakys, oi, ne, aš to negaliu pateikti. O kaip man gauti sąrašą svetainių, kuriuos aš galėčiau vengti, jeigu aš norėčiau niekada neapsilankyti svetainėse, kurios nelegaliai streamina filmus. Jo? Ir duos tavo atsakymą. Tai toks kaip ir tas pats klausimas, kaip ir iš kito kampo ir aš pats asmeniškai esu gan techniškas žmogus. Kai šnekam apie naujas technologijas ir įrankius, aš va šitam video pareklamuosiu tai, kas man patinka. Vieta jūsų reklamai. Jo, kaip prieš šnekėjau apie AI, man vienas iš technologinių proveržių buvo, kai man draugas rekomendavo Arc browserį. Žinau, negirdėtas browseris, kas tas browseris. Tai browseris tas, kur net headline'as sako, browseris, kuris naršo už tave. Crazy? Aišku, crazy. Ta prasme, koks kitas browseris galėtų už tave naršyti. Tai fintas tame to browserį, kad tu įvedi į savo search'ą dalykus ir jis už tave atranda juos. Ta prasme, aš galiu su browseriu šnekėti lygiai taip pat, kaip kad šnekėčiau su ChatGPT ir tuo pat metu jis išnaršo visą intiką, padaro mano webą, kokio aš ieškočiau atsakymo ir tai pateikia man. Jeigu kažkokiu atveju apdrūg, aš nuspręšiu, kad tipo atsakymas nėra man tinkamas, aš galiu savo ramiausiai nueiti į visus šaltinius, kas buvo sukurta dėl to, kad aš atrasčiau savo atsakymą jo sukurtam website ir matyti rezultatą. Ta prasme, kaip tai padeda man kasdieniam gyvenime? Belenkaip. Aš žinau, Amerikoje rodo, tipo, kad tu gali net ir restoranus užsibukinti, atrasti laisvus restoranus tam tikrom dienom ir gauti schedules. Aš nežinau, ar man tai padės. Aš bandžiau Lietuvoje panašų dalyką daryti, tai nieko panašaus nesigauna. Bet kas gaunasi, tai aš galiu laisvai savo surasti įmonės kontaktus, galiu surasti įmonės rekvizitus, 5-6 įmonės palyginimui. Ta prasme, ten, kur viršų yra toks baras, kur matosi adresiukas, www, aš iš viso nematau. Aišku, dabar aš perėjau ant Maco, tai biški kitokie niuansiukai tenai, bet naršyklė be tabų ir be adres baro yra visiškai kitas dalykas. Bet va toks va. Tokia mano techninė inovacija. Aš realiai galvoju, jeigu jūs esate žmogus, kas domitės AI, norit neprarast darbo, išlikti relevant visoje šitoje besikeičiančiai rinkoje ir nors aplink daug reikiančių vaikų ir tikrai jų atrodo nemažės Lietuvoje, nes mūsų ekonominis lygis labai drąsiai kyla, aš siūlyčiau subscribinti, geresnis variantas kanalą, sekt naujienas ir domėtis AI taip ir toliau. Kas bus tau įdomu, tai būt geresniam, kaip ir geresnis variantas. Noriu pasakyti tokią pasaką, kuri, man atrodo, jungsis su šių dienų naujovėmis. Tai, pavyzdžiui, anksčiau, kai atsirado kompiuteriai, atsirado programos, kurios leidžia braižyti brėžinius, buvo daug architektų, kurie sako, čia tikrai neprilips, man to nereikia, aš geriau net nesigilinsiu,
Nu ir kas nutiko, žiūrėkit, 30 metų praėjus, dabar AutoCAD'as ir kitos braižymo programos yra standartas. Bet tuo laiku, kai žmonės svarstė, jiem vis darbovietės ir visa aplinka siūlė mokymus nemokamai, tiek su kompiuteriu, tiek su programimus, kurias leidžia išmokti. Intuityviai sako, nu čia naujas dalykas, jis neprilips, čia senovį mes dirbom taip, standartas yra, čia tikrai to nereikia. Nu ir galop viskas išaugo iki to, kad tie žmonės, kurie netobulėjo, jie arba prarado darbus, turėjo persikvalifikuoti arba patys mokėti už mokslus, kad galėtų tęsti savo darbą, ką yra išmokę ir kur turi patirčių. Nu ir atrodo toks dalykas, kur jungiasi tiesiogiai su AI-om, ką aš jums noriu papasakoti. Ir jeigu jūs atrodo, čia AI-us man nieko nepadarys, tai nu jūs laikykitės. Viskas išvaikomas. Aš noriu jūsų paklausti. Kur jūs plaunat mašiną, ta prasme, kurios nenori subraižyti? Aš tikrai vieną jums subraižiau, antros subraižyti nenoriu. Parašykit komentarus, kur mašiną plaunat. Ačiū.